Kodėl gebėjimas ramiai priimti atgalinį ryšį tiesiogiai veikia žmogaus augimą, santykius, sveikatą ir jo verslą. Kuo žmogus lengviau priima kritiką, tuo greičiau jis auga. Ar tai malonu? Ne, man irgi ne visada. Bet kritika nėra heitas ar įžeidimai. Tai tiesiog galimybė pamatyti, ką galiu padaryti geriau. Taip nebuvo visada. Atvirkščiai, visą gyvenimą mėgau būti teisi, pati viską suprasti ir išsiaiškinti iki galo. Bet mano lyderystėje atsirado vienas labai svarbus dalykas. Aš išmokau lengvai pripažinti savo klaidas. Jeigu suklydau, aš tai pripažįstu, padėkoju, padarau išvadas ir einu toliau. Kai pats žmogus supranta savo klaidą, kitiems nebelieka pagrindo jį kritikuoti. Tad tikras augimas prasideda tada, kai kritika žiūri ne kaip į puolimą, o kaip į galimybę pamatyti, kur gali būti geresnis. O tu, ar lengvai pripažįsti savo klaidas? Ar vis dar išlenda noras pirmiausia apsiginti?